Sveiki, mėly Marijampolės televizijos žiūrovai. Su jumis pirmą kartą laida Kūrybiniai sferos, kviečianti iš arčiau pažinti kultūrą, kuriančių žmonės ir kultūrinį vyksmą Marijampolėje. Šiandien esame Kultūros centro Magdalenos Birutės Stankūnienės galerijoje, kur kalbamės su čia esančios personalinės parodos Pleneras Dovinės gatvėje autoriumi, menininku, pedagogu ir Marijampolės meno mokyklos direktoriumi Valentinu Butanavičiumi. Sveiki, Valentinai. Labas. Labai dėkoju, jog šiandien esate čia, na ir sveikinu tapus pirmuoju mūsų laidos svečiu. Ačiū. Valentinai, pristačiau jūs kaip pedagogą ir menininką. Šiame gyvenimo etape labiau pedagogas ar menininkas? Tai vienas ir tas pats. Kadangi studijavau dailės pedagogiką, tai buvo du keliai viename. Prigimtinis menininko kelias ir pedagogika, kuri įsiveržė ir tapo dalimi. Todėl aš negaliu atskirti tų dviejų dalykų. Jie yra viename. Ir menas, ir pedagogika. Jie tiesiog persipinę tarpusavyje, reflektuoja vienas su kitu ir tiesiog tokia bendra forma virto mano kelyje. To sąmoningai nei keičiant, nei stumiant, nei traukiant. Tiesiog taip yra. Dailininkas, pedagogas. Mėly žiūrovai, noriu priminti, jog mūsų svečio Valentino Butanavičiaus parodą vis dar galite iki kovo 18 dienos pamatyti Marijampolės kultūros centro Magdalenos Birutės Stankūnienės galerijoje. Valentinai, ar galėtumėte šiek tiek lankytojams, kurie galbūt dar nespėjo apsilankyti jūsų parodoje, šiek tiek papasakoti, ką lankytojas čia atras, pažins, galbūt kažko išmoks? Mokančių šiuo metu labai daug. Aš gal kviesčiau pasinerti į būtį, vasaros ankstyvo ryto būtį. Kviesčiau pabūti su savimi, pamastyti, ką pasitinka, kaip išlydi. Rytas yra ypatingas tuo, kad labai dažnai mažai garsų. Jis dažniausiai tylus yra. Prieš brėkštant, prieš kylant saulės kamuoliui, jisai būna labai tylus, ypatingai tylus. Ir va tada tu susitinki su savimi, su savo vidumi, su savo išorė. Kadangi vienas pusrutulis šiek tiek dar miega, tas loginis, o emocionalus jau pradeda busti. Tai tą akimirką ir kviesčiau būti šitoj parodoje, pasimėgauti vaizdais rytiniais. Gal nukelčiau juos eskizų dėka į tą akimirką. Na, o kas geba pažinti senovinį raštą, tai dar perskaitys šakose ir senovinės baltų runas, ką jos mums papasakos. Todėl tarsi tokie trys aspektai, kurie edukacinė prasme tai irgi paroda veikli, bet mano pats pagrindinis dalykas yra, kad žmogus panirtų į tą būtį, dailininko, kūrėjo būtį, kaip jisai kūrė, kaip jisai išgyvena tą akimirką. Aišku, kvapai, kurie yra sąmoningai sumiksuoti šitai erdvei, kad žmogus galėtų įkvėpti tą ryto kvapą, specifinį labai dar vakarykščių kvapų sintezės tam tikras, tai yra kokios tai degintos malkos ir taip toliau, bet čia pat ir daržovių kvapai, ir obuolių, ir žolės pjautos. Žodžiu, visą tai jos turėtų įtraukti ir trumpam atitrūkti nuo buities. Žodžiu, aš kviečiu į būtį. Gal taip. Iš tiesų, vos įžengus į parodą, jaučiasi tai, ką jūs paminėjot, gaiva, rytas ir įspūdingi kvapai. Bet kalbant apie šią parodą ir apie apskritai jūsų kūrybą ir menininko pusę,
Kas apskritai įkvepia kurti ir jeigu taip galima skambiai pasakyti, kas yra toji jūsų mūza? Klausimą vieną iš šitą temą uždavė mano mokiniai, su kuriais atėjau į šitą parodą. Ir aš tiesiog prisiminiau, kad vaikystėje jau iki 3 metų aš užsiėmiau kūrybą. Man buvo įdomu ne Lego konstruoti, bet konstruoti iš daiktų, kurie buvo aplinkoje. Tai aš sakyčiau, kad ta kūryba tiesiog buvo jau DNR ir ji atsineštinė. Vėliau, be jokios abejonės, ji buvo paslinkta į kraštą, nes tuo metu būti menininku buvo gėdinga, tai galbūt čia užėmė pirmumą sportiniai dalykai, bet ji visada buvo šalia, eskizų sąsiuviniuose, kokiuose tai braižiniuose ir tam tikrai situacija gyvenimo susiklošius tiesiog virto tuo, ko turėjo virsti, bet jinai visada buvo. Todėl aš galėčiau teigti, kad tai dalykai įgimti yra ir žmogus atsineša visą tai. Renesanse buvo toks posakis, kad vieni gimsta su špaga, o kiti su teptuku. Tai turbūt čia aš tas, kur su teptuku. Minėjote, kad buvo gėdinga būti kūrėjų, menininku, ar ne? O kaip manote yra dabar? Ar ta situacija pasikeitusi ir jeigu pasikeitusi, tai kodėl? Aš paauglystėje suvokiau, kai buvo ten 13 ar 14 metų, sakykime, kad tas etapas turi būti tavo. Tai tavo kelias ir tu jį pasirenki. Todėl ta drąsa atsirado, ieškojimai atsirado, bet gal trūko palaikymo iš šalies, kai tu nelabai supranti, kaip visa tai turi vykti su tavimi. Čia atsirado knygos, atsirado žmonės, kurie be jokios abejonės tave įkvėpė, pakilėjo ir tu patikėjai tuo. Patikėjai, kad tavo kelias yra tikras, jis yra tavo ir tu gali juo eiti. Aišku, trūksta žinių, tobulėjimo, bet manau, žmogus turi pats atsakyti savo, kas gėdinga, o kas ne. Nes tie, kurie kritikuos, tie, kurie smerks, jų visuomet pilna, tie, kurie pakilės, labai mažai. Tai tu turi pats save priversti ir laikyti tos tiesės savo kelio. Čia atsiranda, kaip jau minėjau, žmonės ir knygos, kurie tave įkvepia ir tu jų laikaisi. Ar šiandien gėdinga būti? Na, tai nėra tas sritis, kur tu gali užčiuopti iš karto pelną. Gal taip galiu pasakyti. Čia reikalingas marketingas, reikalingi kiti dalykai, kurie, na, plačiai apgožia visą pasaulį dabar jau, visą tą rinką. Reikia tai išmanyti. Nesu tikras, ar menininkas ir verslininkas yra du viename. Man nėra priimtina šitas sritis, todėl aš negaliu pardavinėti savo darbų. Negebu to daryti ir aš to ir nedarau. Jeigu jų neįsigyja žmogus, tai tada jie tiesiog užtapomi yra ir turi kitą gyvenimą, kitą etapą. Bet to prekeivio, kaip Indijoje sako, vaišėjos, aš neturiu, aš nesu tas, kuris moka derinti. Už kitą aš galiu pastovėti. Vaiką aš galiu įkvėpti, jam jį motyvuoti, bet aš neturiu verslumo gyslos. Manyje jinai netik. Aš galiu įkvėpti kūrybai, bet verslumui negebu to, todėl to ir nedarau. Tai va čia mano toks turbūt irgi išsiaiškinta ir atsakyta į klausimą, ką tu gali ir ko tu negali. Taip. Na, galbūt ne kiekvieną kūrinį ir darbą nuperka, tačiau aš nebejoju, kad daugybė žmonių šiandien tikrai žavisi jūsų darbais. Sakykite, o jūs pats, kokių menininkų darbais arba kokiais menininkais ir kodėl žavitės? Na, studijuojant Dailės akademijoje, kaip ir medicinoje, medikai persirga visom lygom, taip manau, menininkai persirga visais garsiaisiais menininkais. Bet studijų pabaigoje man gal kilo tokios dvi sritys kaip mokslas ir menas. Kadangi šiaurėje Renesanso epochoje buvo Düreris, o pietuose Leonardas, tai vat, jų ta mokslo ir meno sintezė man labai priminė. Aišku, buvo ir daugiau, ir Mikelandželas, ir visi kiti, bet šitie du korifėjai buvo labai ryškus. Tai savo gyvenimą šitą klausimą irgi atsakiau, studijuodamas doktorantūrą. Man tai irgi buvo svarbu, kad pagrysti tam tikrus dalykus, kritinį mąstymą aktyvinti,
vat, mokslas ir menas man visuomet yra šalia. Tai kažkaip galvoju, kad to norėta buvo ir šie korifėjai be abejo yra ir daugiau menininkų. Visuomet gyvendamas Azijoje žavėjausi jų gal laisvumu, kurie gebėjo įkvėpti tam tikrus laikmečius netgi menininkai. Bet išskirčiau šios du šiandien, kurie, manau, man asmeniškai buvo labai kirtiniai akmenys, nuo kurių prasidėjo visi kiti. Bet būtent Düreris ir Leonardas su savo atradimais, ieškojimais, Düreris gal su savo cheminiais tyrimais, bet visi tie tyriminiai dalykai, tirti, analizuoti, ieškoti, gali darbas atrodyti tapybos tarsi kaip ir suprantama technika, bet kaip jinai atlikta, tai žino tik pats kūrėjas. Tai vat mane visada domino pačio kūrėjo ieškojimai. Kaip padaryti taip, kad būtų iliuzija savotiška žiūrovui žiūrėti ir nebūtinai suprasti, kaip tai padaryta. Kaip atėjo iš tus paveikslus žiūri, tai čia sako akvarelė, čia akrilas, kas čia, žodžiu. Tai vat, turbūt tai irgi yra smagu, kada nepasakai visko iki galo, kaip tai padaryta. Nes ta pati technika irgi ateina su savimi, tu ją atsineši, tu ieškai, stebėdamas gamtoj, tu žiūri, kaip viskas kinta ir kaip tai padaryti, kad vat, ta technika būtų tokia neutrali labai. Tai va čia du menininkai, analizuojant juos, aš labai daug atradau savo ieškojimų. Taip. Paminėjote taip pat ir Aziją. Kiek žinau, teko dirbti ir Indijoje, ir Japonijoje dailės mokytojų. Sakykite, kokie prisiminimai, galbūt kažkokie įvykiai ar nutikimai pirmieji ateina į galvą prisiminus patirtis ten. Gal patyrėte kultūrinį šoką ir koks jisai buvo? Pirmas įspūdis, kuomet tu kerti vadinamą Europos ir Azijos liniją, tai suvoki, kad tai yra kita erdvė ir to, kas jau buvo, nebebus. Va čia atsiranda turbūt tyrimas su pačiu savimi, kad tu kiekvieną dieną gimsti jau kitu. Tu kūne tam pačiam gyveni, bet tavo patirtys tave keičia. Tai va rytai labai sustigavo visą. Tai galų gale tai buvo po 15 darbo intensyvaus pedagogikos. Tai kaip jie sako patys japonai, tu čia gausi labai didelį krūvį, iš tikrųjų tai buvo didžiulės atostogos. Ir didžiulis tikėjimas pedagogika, kurios iki šiol dar nėra Lietuvoje kaip prestižinės. Ten tu gauni ženkliuką su žodžiu sensei ir tau atsiveria daugybė durų. Tai yra didžiulė pagarba žmogui, kuris atvažiuoja lavinti tavo jaunąją kartą, tai yra ateitį. Jie žiūri labai taip paprastai, kartu ir filosofiškai, bet labai ir paprastai. Tu atėjai lavinti jų ateitį. Ir vienas iš tokių linksmų istorijų, gal galiu čia eterį papasakot, kada jie sudarinėja planus mokyklos, na ir sako, ko tau reiks kitą savaitę arba šį mėnesį. Na ir tu užsisakai, ko tau reiks, kokių priemonių reikės su vaikais dirbti. Paskui asistentai išdėlioja tai ant stalų, tu turėjai tokį komfortą, kurio gyvenime dar nėra buvę. Ir galiausiai tu pasakai, kad, na, man reikėtų dar ir fotokamerų arba tiesiog fotoaparatų vaikams. Bet tai pasakęs, tu žinai, kad tai neįsipildys ir tu užmiršai. Ir pirmąjį atėjęs į darbą, tu pamatai daugybę dėžių, Fuji ir galvoji, tai kas čia dabar atsitiko, kam tos dėžės, sako, taigi tu užsakei. Ir staiga visi vaikai turi vienkartinius fotoaparatus ir mes einam į gamtą ir fotografuojam. Tai, suprantat, va čia yra atsakymas, galima labai daug pliurpti apie ateitį, apie vaikus, bet va čia yra ta tikroji atsakomybė, kada tu investuoji į juos ir jie iš karto turi priemonės. O tau šokas, nes tu, taip sakant, pagalvojai ir tai įsipildė. Kalbant apie Indiją, jeigu Japonijoje didelis atstumas arba santykis tarp žmogaus paliekamas oro tarpo santykė, tai Japonija yra visiškas taktiliškumas. Jie liečia tave, jie tiesiog puola į tave ir tie visi rytai mokykloje prasideda nuo šokių, nuo lietimo, nuo dainavimo. Tai va čia turbūt yra didelis skirtumas bendravime, statusuose, hierarchijose, nors Indijoje yra puikios kastos, mes puikiai žinom, bet pačiam kolektyve mokytojai susėda visi ant grindų, mokiniai išdėlioja maistą. Va čia yra keisti dalykai,
kurie tave irgi ugdo, tave lavina, tave įkvepia ir galų gale tu supranti, kad tu esi ta dūšia, kuri tiesiog keliauja per patirtis. Mongolijos dykumos įkvepia žiūrėti į horizontą kantriai ir su perspektyva smegenyse. Nes ištisai žiūrėti į horizonto liniją yra nuobodu. Augusiam žmogui Dzūkijos miškuose, kalvose, ištisai žiūrėti į horizontą. Jūros horizontas yra bent jau judantis, ten yra statika. Toks psichologinis momentas ir staiga tu supranti, kad ta perspektyva turi būti ir tavo smegenyse. Ir va čia yra toks labai įdomus stebėjimas pačio savęs, kaip tu jautiesi tame, kada koloritas tas pats, kada nėra mirgėjimo, nėra judesio, nėra ošimo, o yra tiesiog horizonto linija. Tai jeigu Mongolija davė tą horizonto liniją labai aiškią, Indija davė kvapus, smilkalų ir visų tų šokių, efektus, blizgučius, ryškias spalvas, Japonija davė gaivą ir atstumą. Tai buvo tokie formavimai, kai tau virš 30, jie labai davė naują įkvėpimą pačiam, naują alsavimą, galbūt patikėjimą savimi, nes Lietuvoje labai stiprus yra toks spaudimas žemyn, savivertės akcente ypatingai labai stiprus. Toks, tu būk vis mažesnis, tu tik neišpuik, nors kodėl tie žodžiai vartojami, turbūt pats tas žmogus, kuris sako, yra išpuikęs. Visuomet toks linkėjimas. Tai vat rytai davė patikėjimą savimi, patikėjimą savo žiniomis ir savo individualumu. Jie labai aiškiai nubrėžė liniją, kas tu esi, tu labai išsigryninai ir tiesiog suvokiai, kad viskas su tavim gerai, nėra čia ko kuklintis labai ir tiesiog savo žinias nešti kaip deramą patirtį. Džiugu. Ačiū. Minėjote Aziją, Indiją, Japoniją, keliaujate po Europą, taip pat ir Lietuvą, ar ne? Skandinavijos šalis, dėstote, vedate paskaitas, pristatote savo kūrybą. Sakykite, o atvykus į Marijampolę dirbti, kaip jums pasirodė Marijampolės kultūrinis gyvenimas? Marijampolę aš pažinojau būdamas sporto linijoje savo gyvenimo, tai buvo prieš 80 metus. Dabar tos Marijampolės praktiškai nėra, ji yra kitokia. Todėl kultūra man buvo žinoma tik tai iš televizijos, iš Melanie, iš visų tų perversmų, kas vyksta mieste. Ir manau, kad ji turi perspektyvą. Tik tai gal palinkėčiau Marijampoliai atrasti savitą braižą. Vat tą individualumą, kaip tas kabančias lazdas. Vat tai tavo lazdos, tu jomis rėmėsi vaikystėje ir tu per gyvenimą jas keliauji, dabar jau atrasdamas, kad tai dar ir runos, kad tai dar ir raštas. Atrasti tokius dalykus, kurie būtų varomoji jėga. Nesiblaškyti, neieškoti panašumų, nesidrovėti, nesikuklinti, o tiesiog sakyti, taip, mes gyvenam čia, mes turim tai ir mes tuo didingi. Vat gal to trūksta, sakyčiau, ir palinkėčiau. Ačiū už tai. Ar tiesa, Valentinai, kad praktikuojate jogą? Taip. Kokią tai naudą duoda? Labai dažnai bendraujant su žmonėmis, kurie yra savam dvasiniam kely, jie visuomet keistai reaguoja, jeigu tu Romos katalikas ir tu dar ir praktikuoji jogą. Kaip tai suderina? Tai galiu tik priminti tai, kad joga yra kelias išvertus, o tavo kelias yra labai įvairus ir tu pats įvairus. Tai ta vadinama hatka joga buvo praktikuojama manyje jau virš 20 metų. Paauglystėje aš praktikavau tai chi, kuri dar buvo visiškai nežinomas meno kultūrinė tokia dvasinė linija. Ji buvo uždrausta, galima sakyti, sovietiniais laikais. Tai praktiškai aš nuo paauglystės esu tam kelyje pažinimo savo psichikos ir kūno galimybių, gal taip.
Todėl man joga tai daugiau yra savianalizė, savistaba ir santykis su aukščiausiu, ne tik vienas su kitu, arba aš ir kitas santykėje, bet ir tas pirštas, kuris vienas žiūri į dangų. Tai va tas 5, kad tu prisimink visuomet, koks yra santykis tarp tavęs ir jo. Santykis tarp savęs ir Dievo. Kokį tu jį turi. Ar tu turi jį tokį, sakykime, formalų santykį, ar tu turi tiesiog ryšį. Tai čia turbūt kiekvieno yra labai individualiai, bet būnant tam tikros erdvėse, tu suvoki, kad žmogus turi teisę būti ir būti labai įvairus. Ir tas įvairumas labai įdomus yra. Ne sakymas, kad tai yra gerai, o tai yra blogai, bet priėmimas žmogaus su jo vidiniu pasauliu, kaip kad šita paroda, tai yra kvietimas ateiti į mano vidinį pasaulį. O jau jame mato visi, kas ką nori. Kas mato tik lazdą, kas mato tik sandalus, kas užuodžia kvapą, o kas pamato ir paveikslą dar, tarp viso to. Todėl čia turbūt mes visi esam įdomus ir fenomenologiškai individualūs labai. Ir kiekvienas turim savo kelią. O jau koks tas kelias, kiek jisai įdomus kitiems, čia jau netaip svarbu. Svarbu tam žmogui, kad jis būtų savo kelyje. Niekino kito. Nuo ko prasideda Valentinai ir kuo baigėsi jūsų diena? Turiu galvoj, galbūt turite kažkokių be jogos ritualų, kuriuos atliekate. Na, aš stengiuosi būti prieš saulę. Tai jau darau daugybę metų, nes man patinka rytas. Man patinka rytas ir jeigu nėra galimybių išeiti į lauką, tai tu gali skaityti, gali mąstyti ir taip toliau. Žodžiu, mano diena prasideda rutiniškai, banaliai, su rytiniu kėlimusi iš lovos, kūno prausimusi, o tada jau visi kiti dalykai, jeigu jie įmanomus, tai visų pirma laukas, jeigu ne, tai skaitymai, analizavimai, tyrimai, tada minimaliai pusryčiai arba be jų ir tada jau veikla, kuri prasideda nuo telefoninių skambučių ir galiausiai atsiduriant darbo vietoje. Tai turbūt tokia rutina. Toliau po darbo visada stengiasi pabūti irgi vienas, jeigu įmanoma. O tu randi tą laiką ir visada įmanoma, bent trumpam pabūti tyloje ir su savim, susirinkti save, pažiūrėti, kas toj dienoje įvyko. Dienos eigoje stengiasi paskambyti žmonėms, kurie buvo tavo kelyje, kai tau buvo sunku. Tai tą padarai, ne visada, galbūt parašai, jeigu nėra ten ryšio kažkokio, tai tada galima tai padaryti. Na ir viskas, bet ta diena pakankamai, žiūrint iš tokio matymo kito, jinai labai nuobodi. Jinai tiesiog rutina. Tai va toj rutinoje atrasti nenuobodulį, manau, kad čia jau prasideda individualūs ieškojimai. Tu turi kasdienybėje atrasti įdomumus. Nes mes visi keliamės, prausimės, valgom, dirbam, grįžtam ir vėl valgom, vėl miegam ir vėl keliamės. Tai va toje rutinoje pamatyti džiugesį, kitą kartą pasijuokti iš daugo, nes juokas dar ir šiandien yra savotiška tokia savybė žmogaus, kai atrodo, kad jam kažkas per daug gerai, kai visi kiti liūdi. Bet čia yra turbūt pasijuokimas iš savęs daugiau, iš savo reakcijų, iš savo emocijų, iš savo žiūrėjimo kampų, kaip tau atrodo, nes tu nebūtinai teisus esi, dažniausiai neteisus, nes ateina kita diena ir tu jau žiūri visai kitai. Bet tuo metu bendražmogiškam lygmenį tu emocionuoji. Valentinai, to ir linkiu jums, kad ta rutina nebūtų ta rutina, apie kurią dabar kalbėjote, kad jinai iš tikrųjų būtų kitokia, kad linkiu toliau kurti. Ir tuo pačiu žiūrovo vardu norėčiau paprašyti jūsų pat kažką palinkėti mūsų laidos žiūrovams. Žmogui linkėčiau atrasti save, pradėti gerbti save ir toje gerbimo epopėjoje tiesiog gyventi savo gyvenimą. Nesimėtyti po
svetimus brandus, bet auginti savąjį brandą viduje. Užaugti brandu, sunokti kaip vynu, kad finiše tu galėtum išgerti save ir sakyti, buvo įdomu, buvo gerai, buvo sunku be proto, bet tu tai padarėjai. Tai vat linkiu jiems tiesiog bręsti, nokti ir būti savim. Ačiū labai, Valentinai. Ačiū, kad buvote čia šiandieną su mumis. Tikiuosi, kad tai ne paskutinis kartas. Na, o aš laidos žiūrovams norėčiau palinkėti gražaus vakaro, aktyviai dalyvauti Marijampolės kultūrinėme gyvenime ir kviečiu susitikti jau kitą ketvirtadienį 18 val. Nuo šiandien kovo 14 dienos iki kovo 27 kino teatre Spindulys kino pavasaris. Šeštadienį kviečia Šeimadienis muziejuje. Edukacija Margučiu pažinkim pavasarį. Marijampolės krašto muziejuje 11 val. Sekmadienį 12 val. Verbų rišimo edukacija Kultūros centro Liudvinavos skyriuje. Taip pat galima aplankyti veikiančias parodas. Tai mūsų jau apkalbėtas Valentino Butanavičiaus pleneras Dovinės gatvėje, Marijampolės krašto muziejuje veikia medžio drožėjo Miko Varakino prievapščių paroda ir ekspozicija Marijampolės muziejų 90. Šiuolaikinės dailės paroda Juoda balta Beatričės Kleizaitės Vasaris menų galerijoje ir Jono Basanavičiaus aikštėje eksponuojama lauko paroda Dainavome, šokome, gyvenome. Thank you.